Aš iš Peterboro miesto Istvildo gatvės. Nepamenu, ar Lietuvoje su tokiu vaizdu matęs. Čia šliaužiojo gyvatės, trinasi naktinės gluštakė. Žiūrkės bėga gatvėmis. Krekomanai žulikai valkatos, kuriems negana tavo centų. Dėjus iki centro matomi vaizdai negražėja. Sveiki, hebrytė. Kągi, šiandien pagaliau atvykome į Peterboro. Vakar buvom Londone pas Robkę. Šiandien Peterbore turime studijoje Aurizą. Zdarovo, bratulė. Zdarovo, bratulė. Kaip išsilaikęs? Gerai, malonu matyti, blemba. Keli metai praėjo. Aš tai, kas atvykęs, jau mūsų kaimelį, Peterborą. Dėkui. Jau antrą kartą kaip ir buvom susitikę praeitais metais, labai šiltai taipogi. Beje, zdarovo visiems, jau. Visiems pagarba eina, visiems linkėjimai. Na kągi, šiandien yra 4. jau epizodas. Be filtro. Jo, vakar vieną iš jų teko matyti. Atvarė Aurizą į Londoną pasitikti. Dėkui labai, bratulė, irgi su Paška kartu su Rock One. Ir, na kągi, dėkui, kad sudalyvavai albume. Išeina gegužės 1 dieną albumas Purvas, ten yra ir gabalas kartu su Auriza, taipogi kaip ir pirmam albume. Na, manau, tai vyks, tai pavirs į tradiciją, kad kiekvienam albume su Auriza turėsim po jointą, nes tave, bratulė, laikau savo sielos dvyniu, kaip žmogų labai gerbiu tavo pasiekimus ir aplamai taip, kaip tu laikaisi gyvenime, man yra labai artima ir gerbiu tai, žinai. Malonu, pagarba iš tikrųjų, ačiū tau irgi. Dėkingas, kaip sakoma, blemba, kad patekau į albumą, žinai, pirmą patekau, tai jau didelis žingsnis, štai į antrą patekau. Taip ir augo, aš irgi po truputį tavo dėka tam hip-hopė, nors turėčiau galbūt jau seniai čia būti paaugęs, žinai. Niekad ne per vėlų. Bet aiškus, tai blėt gyvenimas, ne, mokinės iš klaidų, darai viską. Nu, man asmeniškai yra zaibis didelis tau dėkui iš tikrųjų, nes tavęs ir klausės, seniau būdavo, žinai, ten klipų nematęs, atsimenu, žinai. Atdušė. Bet būdavo tas momentas ir štai, žinai, kaip kažkada dėkim, kaip reperis, ne, va tapti, visą laiką svajoji su kažkuo, kas tau patinka, padaryti kokį fitą, žinai. Aš taip man labai patinka, va, fitai, ne. Ir va, štai vystus jau antras, tu 3 padarysim. Jau procese. Nu, viskas yra. Jau procese. Rytoj judam. Daug dėvės sekmadienį į studiją papulsim. A, jo, sekmadienį. Blema, iš diena, žinai, nedirbu karočiai. Gyvenu iš savęs, bandau būti karalium. Šiandien mes esame Europos centre. Dėkui Jums labai, kad suteikėt patalpas. Čia va Auriza ir treniruoja The Striking Clubas, kurį Kuvėras bando remti, kiek galim, tiek remiam. Gerai remia, viskas tvarkoj, padeda, tikrai, adušy, blemba, didelis dėkui, visą laiką švariai, gražiai, naujai apsirengęs. Visi įsigykit, nebūkit liurbiai, turėkit tą šūdą ant savęs irgi. Kaip matote, jie yra mūsų pagrindiniai praktiškai rėmėjai mūsų klubo. Mes iš viso atsimeni, praeitais metais tai kalbėjome apie tokius dalykus, kad gali būti, už tai žiūrėkit, kiek daeita. Jau daeita, jo, ir jau žiūriu ir pas tave klasėse, jau daug ir jaunimo ateina ir privačias treniruotės, o daeita, tavo klubas iš tikrųjų auga. Motyvuoti juos, mano tikslas juos traukti iš gatvės, kuinė čia tose gatvėse dedas, čia visgi Anglija, purvinas tas miestas, Piteris, kad ir kaip visiems atrodytų ten, Londonas, visur aplamai. Čia nėra taip, kaip Lietuvoje paprasčiausiai, žinai. Čia mažai kas duoda į galvą, čia daugiau su badu, žinai. Jo, bet matai, va toks va požiūris, kad... Bet turi mokėti apsiginti. Visų pirma, man tas vis laikis svarbiausia. Patraukti vaikus iš gatvės, nu to visų narkata, nu viso to šūdo, dėkim, kaip man teko paeiti, tau, žinai, teko paragauti, ne, tą gyvenimą. Aš nenoriu, pavyzdžiui. Kad ir, žinai, kaip bebūtų, dėsiu tas visas pastangas, žinai, viskas yra vardanių iš tikrųjų. Čia net nežiūrint, va, dėkim į pelną, da kažką, taip, pinigai padeda man, bet jie man padeda, va, su klubu kilti su klubu, žinai. Eiti, va, išvesti kovotojus, pagaliau mūsų klubas toks mažas, per tokį trumpą laiką turim vieną pergalę, dėkingas Gražvydui, nu. Gražvydai, tau pagarba, maladės, kuriukas padirbėjo. Turiu naujų mokinukų, blemba, iš tikrųjų džiaugiuosi, iš tiesų palaimintas, ties to šūdu, vat, ką darau iš tikrųjų, tai yra man nesveikai, aš daug metų atidėjau tam, žinai. Jo, ir tai yra tikra, nes ta prasme, tu kadangi per tą gatvinį gyvenimą esi praėjęs, tai kam kitam, jeigu ne tau traukti, nes tu supranti ir moki surasti prieimą prie tų vaikų, nes tu pats toks buvai, kaip jos sudominti, kaip jos ištraukti, duoti jam atsakomybės biški, kad vaikai pradėtų ir tėvų klausyti, ir tą pagarbą duoti vaikams, kad žinotų savo jėgą. Jo, disciplina, jo, nes disciplinos trūksta iš tikrųjų, mūsų laikais labai disciplinos trūksta, nes anksčiau tai dabar gal, aš nesakau, kad blogai yra, kad dabar laikai pasikeitė, žinai, bet anksčiau tu ta prasme galėjai
nu, turėjo atlaikyti, ne? Kaip sakoma, kaip banaliai neskambėtų tas žodis atsakyti už savo bazarą, tai žmonės iš senesnių kartų jie biški labiau supranta, gali galvoti apie tai prieš ką pasakys, nes dabar galima pasakyti be pasiekmių. Ir tai irgi yra. Karoč, betlina žodžiai, žinai, mūsų laikais nepabetlinsi žodžiais. Betlini šituo nakšūdu. Viskas. Nuo žodžių betlo galėjo prasidėti, bet viskas baigtųsi vis tiek. Gatvės sparingas, taip, karoč, nesparingas, ten, žinai, iki ligoninės, karoč, konkrečiai, ten tavęs nieks nestabdo, ten padeda tau gauti. na ir tau buvo tavo praeitysgi, vis tiek buvo, tu kai iš Kretingos Sienos ir netoli Klaipėdos. Kretinga linkėjimai. Ja, kas atsimena, buvau neseniausiai grįžęs, ten, be malonu, pažinai. Atsimena visgi mane irgi, ką ten darau. Pas kitų gaila, dėja, atsiprašau, ne visus pažįstu. Užaugot visi, būt maži. Fainai iš tikrųjų, bet kai grįžti savo miestą, gimtai, žinai, iš tikrųjų dabar Kretinga gražus, žinai, visai kita, bet, nu, yra kaip yra, ten vis dėk kaimelis, žinai, ir čia kaimelis, bet turi būti žmogus, ne, kuris daro tą judesį, tiek vat repė, tiek sporte, kad ir koks tas repas, bet vis tiek aš, kaip žinote, esu darantis daug to repo iš tikrųjų, stengiuosi šį daryti, gal ne tiek pastangų įdedu, daugiau tiesiog savęs vat įdedu, koks esu. Nenušlifuotas, žinai. Jo, man dėl to tavo kūryba labai patinka, nes tu kaip į rimus, jeigu pažiūri, yra iš tikrųjų matosi, kad ten tu pats atsispindi, tai yra tavo požiūris be kompromisinis ir man tas labai patinka. Bet Kretingočių vis tiek, va, kaip mes iš Jonavos esame mažo miesto, tas judesys be abejo ten pagrindinis judesys visą laiką vyko tokiuose miestuose kaip Vilnius, Klaipėda, Kaunas, o mažuose miestuose tai labai blogai buvo sutinkamas iš pradžių tas repas. Tai čia tau Kretingų irgi teko atlaikyti. Blet, aš iš tikrųjų, žinokit, repą aš kišdavau visiems. Blet, žinai, mano draugeliai ten nebūdavo, ten smuka kelniai, jie kasint freestylindavo. Jie ten net nesupranta, kas tas rimas, dėkim, aš pas dar to, žinai, Marozas, karočius, ką ten suprasti ritmą, ne. Darai tiesiog, bet būdavo tas, bet visą laiką kišdavau, bet tūsas vyksta, ten klausom tą muziką, žinai, bumčikai, viskas zaibišė, vodkė, žinai, ten plius minus trūksta tokie rimtesni, nuo kurių gali gauti galvą, tai paleidai repuką. Dažnai sukdavos tas gabalas, žinai. Hip-hopo bito sukas junkitės prie mūsų, bi-repų ritmą, sujungs visus į vieną klaną. Ja. Kai šaudavom tokį, žinai. Aišku, sindikatas ten sukdavos, bet jeigu atvirai, Kretinga tikrai nebuvo va tokia. Paskui, va kai man buvo gal 18, jo, Antanas Butkus, linkėjimai tau, tebedu. Tebedu pažįstamas, vienu žodžiu susipainiau. 2ST, pagarba tau, bratulė. Jo, dabar jis gyvena, nuo to atkrypėsi ir, žinai, bet visą laiką va tą repą. Jis buvo mano vienas pirmasis kritikų, kai aš pradėjau, dėkim, va rašyti. Aplamai rašyti, gal 13, žinai, bet nebūdavo tų repo. Taip, kad pizdėti, žinai, kaip sakant, kad va, turėtumėm kažką, kuris ugdytų tave kaip reperis, žinai, ten visą kitą, nebūdavo to. Mes paišydavom daugiau ant sienų, tų grafitukus, tokius visokius bombinius, žinai. Irgi aš ten su teptuku atsimenu, ant tiltų varydavau, breiką bandė šokti. Nu, tas hip-hopas mane taip traukdavo, ta kultūra, žinai, ta visą toks bruliškumas, žinai, taip. Nu, kitokie žmonės, tokiam kaip man, žinai, kad, nu, blemba, mes, kaip pasakyti, mano daugumą draugų, žinai, pagal panetkės, rajonas mano toks irgi, žinai, tiesmukiškas, supranti, tu ten, plėt, iš savęs bangų nepakelsi, žinai, ten. Nu, nevaikščiasi su plaukais ilgais vienu žodžiu, žinai, plačių kelnių neapsimausi, praleisi. Netgi draugas tau sakys, karoči, aš tau numosiu, tas kelnes niekur tu su manim neisi, žinai, nu pagauni, karoči, nes tu gausi malkų. Reikėdavo tikrai stovėti. Dabar aš manau, kad biški kitaip ir vienu metu buvo normaliai. Buvo papildomai, žinai, tų atlikėjų irgi, bet Būja buvo, RBK, mes sukom, kartu ten atsimenu, tai South Street, žinai, vadinomės, karoči, bandėm savo judesiuką irgi šiokį tokį daryti. Bandėm iš tikrųjų, nebuvo taip, kad visiškai nežinai, bet, žinai. Klaipėda iš tikrųjų, džiugu, žinai, kad dar tik Klaipėdos, tai ten tekdavo nuvažiuoti, žinai. Na, aišku, ten su reperis netaip maloniai būdavo susitik, žinai. Palikim tai kitam podcast'o ir papasakosiu. Nenoriu, kad apsirašytum. Kai žino, tai žino, kai sakė. Ne, būdavo dienos, iš tikrųjų, žinok, taip atvirai, aš pasitą hip-hop kultūrą, man patikdavo tas skambesys, žinai, bet palaikymą aš neturėjau tam šūdę. Aš, man atrodo, pas savim to stumiu, iš tikrųjų, toksai savibražus, toks braižas, žinai, pasakyti savo, žinai, kas viduj. Aš, pavyzdžiui, galėčiau ten repuoti, važinai, apie sportą, daugiau tos motyvacinės, tokius pozityvinius. Man iš tikrųjų vienu metu būtų tokius depresinius dainus rašomus, žinai, toks daugiau vidinė, žinai, kaip jaučiasi mano siela, žinai. Tai esu pasakęs ne vienoje ten lyrikoje, neatsimenu, kurie tie gabalai ten, žinai, mažai ką vis ten irgi žinot.
žinai, atėjau čia, karo aš nepatarimų klausytų, savo sielos išsivalyti, nu ir viskas, žinau, ką darau, ne? Ne visada aš paglostau, ne visada pabučiuoju, aš nusispjaunu, žinau, kad nahu pamojuoju, va taip yra iš tikrųjų. Žinai, aš toksai, va, daugumas sako, atmestinai dar kažką, bet aš myliu, ką aš darau, o ką aš myliu, tą darau. Tikrai aš įdedu pastangas, žinai. Tu pas matai, tu nedirbtum su manim, koks tavo stažas, va, repė, žinai, gerbtina, ne, visai kita. Ir va tau kiek, va, į mane duoti, va, Zulų padarė bitą, mes turim atgabalą padarė, nu ten pas mūsų biškai tokie pragonai nesigauna, ten padarysiu tokiu vienu lenku. Nu nieko. Mes tai vis tiek padarysim, mes toliau, kai mes tai darysim, tas faktas. Va, svarbiausia yra žmonės, va, ir visijus, kas va, ne daro repukai. Iš tikrųjų, svarbiausia, darykit, blėd, nemalę šūdą, daug kas šneka. Čia yra vietinių turėp ir aš neminėsiu vardais, visi žinot patys, kad darysiu, taip, šiaip. Jūs bibi, ką darot, suprantat, jūs sėdit, kurvas. Kelkite šikną ir darykit. Aš ateisiu ten, aš būsiu ta. Tai tu būk, joptvai, mat, kas tau trukdo, ne? Kas trukdo, ble? Paliubomu. Tu turi žiūrėti save, žinai, ten, oi, tau ne tas, tau ne. Atšokit, marozai, kurva, aš dabar darau, ką aš darau ir viskas. Čia mano gyvenimas, ne? Kas tą laimę teikia? Aš pats savo, aš būsiu laimingas, tu būsi laimingas. Pagauni? Jo, visi bus laimingi, taip spinduliuok tą teigiamą, pozityvią energiją, žinai. Nemalės ten šūdo, žinai, čia bleštozaja, žinai, čia aš padarysiu, žiūrėk, aš čia padarė vieną kažką, žinai, pizdės, nu, tai biškai gal daugiau galėtų, žinai, ar toks ir esi tik tai. Jo, ir yra žmonės, kurie yra iš tikrųjų, kaip pažiūriu į dabartinę sceną ir neprimkit keblę klaidingai, aš nebandau varyti ant visų, bet aš matau, kad tai yra tokie personažai, kurie yra labai susikaustę dėl vieno dalyko, net savo veikloje nepadaro kažkurios veiklos, nes jiems per daug rūpi, ką apie jos pasakys reperiai būtent. Bet hebra, patikėkit manim, ką sako reperiai, tai vapšiai yra huinė pilna, nes jūs darote žmonėms. Svarbiausia, ką pasakys jūsų klausytojai. Svarbiausia, kad jūs išreiškėt žmonėm, nes jūs išreiškėt save. Nes dahuja reperių iš tikrųjų, jie susibūrė į būrius ir bando įtakoti, ką galima sakyti, ko negalima sakyti. Ir čia, kadangi be filtro pašly jūs visi nahui. Darote taip, kaip turite daryti. Kiekvienas daro, ką jis nori daryti. Jūs turite suprasti, bahūrai, kurie jūs darote repą. Mes buvom praėję per tą, atsimeni, kai mes padarėm tą klipą. Ble, mes iškovojom visą aplamai tą visą šūdą, tą visą repą. Ble, iš tikrųjų, dabar jums nereikia kovoti. Ble, mes jums pamatus paklojom, na, judinkit, subinės, kurva. Ir jūs galite labai susidurti su tam tikra kritika, būtent iš tos taip vadinamosios repo bogemos, bet bahūrai, paklausykite tiesiog, kadangi čia yra abu žmonės sėdi, mes abu ant to čempiono mentaliteto užšokę ir mes kiekvieną kartą darom atduši tiesiai šviesiai. Jeigu mums gyvenimas kiša lasdas į ratus, mes piškom eisim. Jeigu mums kelias suhujarintas, mes šliaušim, bet mes savo tikslo pasieksim. Ir mes čia kalbam apie gyvenimą. Tai kas jūs tokie esat, jeigu kalbėti apie žmogų paprastą, mirtingi žmonės, jeigu gyvenimas mūsų nepalauš. Ir taip priimkite tokį mentalitetą, kiekvienas, kas darote, darykite atduši, darykite tai, kas jums patinka ir neklausykite, ką kiti nori, ko kiti laukia. Nes pagal viską pažiūrėti, netgi Lietuvos mastų, vienetai, kurie gali dabar išgyventi. Ne gyventi iš repo, o išgyventi. Nes pensijos iš repo tu hui uždirbsi Lietuvoje. Tad dėl to, bahūrai, darykite. Pohui, ką galvoja ten tie, tai vadinamoji bogema. Pohui, ką galvoja tie reperiai, kurios jūs laikote, kad jie yra aukščiau. Gal jie aukščiau jūsų iš technikos pusės, gal jie aukščiau jūsų iš produsavimo pusės, o gal iš žmogaus pusės jūs esate keliais laiptais aukščiau. 1, 2, 3 gabalas ir galbūt jūs jau darote dar geresnį repą negu tie bahūrai. Neleiskit niekam, kad jūs sustabdytų, darykite patys visą laiką. Ir va, mes tokių kelių keliaujam su Ryza pažįsnį. Pridėsiu iš tikrųjų, bet darykit tokie, kokie esat. Neprimalkit šūdo per daug, žinai. Nepradėkit ten, blėt, prisižiūrėję, žinai. Aš Anglijoje čia gyvenu, ne, aš dahuja drilo prasižiūriu, tu, žinai, klipai gražus, man zaibys, ne. Bet ar aš į savo klipus esat matę, ką nors tokio įdedu? Aš galbūt daugiau atspindžiu tokį, žinai, ko aš nemėgstu, žinai, ir viskas, o ne, kaip tas gabalas, ką tu žinai. Konkrečiai, vat ko aš nemėgstu, pagaukit, kaip aš auginum. Aš, pavyzdžiui, vaizdo klipą, gabalą rašydamas, aš stengiuosi paslėpti tam tinkamą prasme, kad pasikrapštytume. Daugumai, žinai, ten aišku, aš suprantu, mano rimas, mano flow gali netikti, bet man reikia nusispjauti. Aš padarau gabalą, aš kaifuoju net nuo jo. Jeigu aš kaifuoju ir aš turiu žmonės, kurie kaifuoja. Ir va tie reperiai, kurie nekaifuoja, ne, nes jie kaifuoja nuo savęs, taigi jo.
Jo, paliubom. Ir jie bando galvoti, kad jie sukuria standartus, pagal kurios repas turi. Jo, vat būtent. Ir dar toks dalykas yra, kad jie visi tokiam blemba užsidarė dėžiai, žinai, savo toj kastoj. Patys nieko nejuda, žinai, ir spaudžia ant kitų, tu lievas, tu toks, nors pats grybas, karoči konkretus, žinai. Jo. Ką jūs čia, blėt, galvojat, jūs čia kur superstarai kokie, naku, čia jums Amerika, blėt, pakelsit šaibas, jūs kurva, atsičiūkinkit, ne, repas atdušy, blėt, rask 100 geriau žmonių, ne, kurie visą laiką lauks ir sakys, aš einu gatvė, man spaudžia ranką, kada naujas vaizdo klipas, kada gabalas, man malonu, naku, ar aš ten kažką geriau reperiam darau, nu, man žinai, kaip pasakyti, nusispjaustat jų, naku, aplamai, yra daugybė, kuriems, blėt, maloniai snukim baučiau. Bet, žinai, užteks ir ant ausiuko tokio, žinai, kas suprastų, žinai. Paliubom, bet kaip ir sakė, apsirašys. Net jau per tą, ką tu rašė tau, kad jeigu pradėjo iš pradžių češinti, pradėjo hamėlinti, kai atsakė ant rimto, sako, aš užrašysiu. Aš ten sakau jums, vat aš atėjau į tą, čia ne madų demonstruoti, žinai, aš atėjau dūkų demonstruoti, pagauni. Aš jeigu būčiau, karočią, ne, toks atviresnis, tu dabar pasakyčiau jums, karočią, visus tus vardus, nahu, jūs vahu būtumėt, jūs visus šokę, bet aš to nedarysiu. Nes jie iš tikrųjų yra gero lygio MC, supraskit vieną dalyką. Jie yra poetai, jie yra artistai, jie ne asmenybės, jie nerealistai, jie taip negyvena. Tai jums ir sunku suprasti. Aš žinau, repas ir turi pakurti, turi būti, tai yra meno forma, pagauni tai iš savęs, žinai. Ja. Aš asmeniškai šau iš savęs, daugam gali būti neįdomu, bet aš visokių tų gabalų turiu, žinai. Nesakysiu, kad ruošiu tą mixtape ar tą albumą, žinai, aš šneku apie tą šūdą, žinai, ilgą laiką. Man svarbu yra fitai, man patinka fitus daryti. Dabar didelė pagarba, kad darau su kulka, žinai, tokie keliai kulka, pataisto lyras, kai kurie, žinai, padeda, neslėpsiu to. O man patinka, ką pataiso, tai mane ant to mokina. Jis kaip treneris, kaip aš mokinu kažką ir šitam šūdai reikia pasimokinti, žinai. Dėkui, Brutu, bet aš vis tiek, man patinka tavo kūryba. Iš tos vietos vis tiek aš esu aš. Paliubom. Aš tai daugumą sakau, ne, nichuja, aš pat ir viskas, naku. Aš turiu tą ego, blėžinai. Jo. Negaliu aš, karoči, taip visiškai nusileisti. Net kai į tą repą, ne, nusprendžia man iš manęs juokais, ką tu čia supranti, žinai, ką tu čia darysi. Nu, tipo, kažkada jaunystė, ten paauglystė dariau, žinai, stumdavau tose gatvės, ten, žinai, biški parūkom, išgeriam, paprikolinam, papfreestylinam, žinai, vienu žodžiu, mokyklų, net ant mokytojų eilėraščius kurdavau, varydavau, žinai, būdavo tas laikas. Ir kai pradėjau rašinėti, nieko pagal, nesulaukiu. Galbūt reikėjo man likto freestylerį, žinai, nes ganėtinai neprastai ėjęs ties to. Ir 11 koncertą padariau, žinai. Ir viskas, įvat kaip šeima, aš netgi repo nebežinojau. Jeigu atvirai nežinojau, ten, blėd, aš nežinau, ką beklausiau iš tikrųjų. Tu buvai išėjęs kažkur 7-8 metų. 7 metai konkrečiai, čia raganai, dėkui. Apie tai dar turbūt grįšim prie klausimų, vienas iš klausimų apie tai gali būti. Ai, ne, ten, aš nežinau, apie ką klausytis. Na, man asmeninio gyvenimas, jūs šiaip galite žinoti, yra dainuose tikrai ten, aš įdedu save, žinai. Nė viena daina nėra pripisto proto. Ir kurios lievi gabalai, ten pats paklausau, žinai, kaip sako, pirmieji blynai. Tai man nebuvo mano pirmieji blynai, kurie po skyrybų, ne? Jie nebuvo mano pirmieji blynai. Aš jau žinojau, kur aš lipu. Bet aš nenutuokdavau, ten trilas, repas, kas čia per kūnėną, repas yra repas, ne? Bitas, zibys. Norėjau su basais kažką tokio krūto, naujo gal kažką įnešti, žinai, tipo paeksperimentuoti, o tekstas ant dušy, žinai. Nesigauna ten eksperimentai, mano tekstas ant dušy, žinai. Jo. Bet padariau tą gabalą, daug kritikos ten sulaukė visą kitą, bet ar tai sustabdė? Ne. Padarėm, bet su Primo ML gabalą PI, žinai, to ruošiam tą antrą, kaip ir sakiau, daug dievė gal išeis. Nes aš žinau, jau pradžiai pamiršau, ką aš sakiau, žinai. Čia duodi tos mažas detalės, paschalkės, karočiui, įpis. Nu, daug dievė, šiaip iš tikrųjų pagarba yra Primo, iš tikrųjų didelis dėkui kaip jam, kaip žmogui. Nu, jis man padėjo iš tikrųjų labai daug, nes iš tikrųjų, bet galim sakyti, be jo, galbūt nebūčiau daręs jokį įrašą, tai paliubomo nebūtumėm ir mes kažką darę. Nebūtumėm čia sėdėję, nebūtų visų šitą šūdą. Matai, gyvenimas duoda. Koks esi žmogus, ne? Tave suves su tai žmonėmis, turi tiesiog galvoti. Be kas svarbiausia iš visų, bet aš noriu, kad jūs visi tikėtumėt stipriau savimi, žinai. Nu, aišku, ne tai, kas sparnus turės skraidysite ar ten ragus kokius, žinai. Biškai taip natūraliau, realiau taip, žinai. Jo. Visi mes norim gero gyvenimo, blė. Paliubom. Tai vana, kažkur čia nuklydau gal. Nieko, čia be filtrų. Įsijautęs. Varom tiesiai šviesiai, viso gerai.
Jo, tai dar norėjau, žinai, pakalbėti, mes kalbėjom apie kritikus ir apie viską, jau kadangi tai palėtėm porą skandalių tokių temų, tai davai užšokam tada ir grįžtam prie to gabalo, kas tu, tolerantiškumo, žinai, viso ir ne tik repė, bet... Nekiškit nahu man tu, blėt, spalvų, šūdo, kvapų, panetka, blėt. Gadysiu, blėt. Nes iš tikrųjų, hebra, žinot, čia yra dabar madinga kaip... Nu, mes ne tai, kad norime prakišti kažkokias ten žinias arba kažką tokio. Yra labai madinga dabar būti antiek tolerantiškam, bet kaip va pasakė Bandžius, ir gal Bandžius ne tam kontekste tai pasakė, bet tai limpa šitai temai irgi. Faktas, jeigu būsi per daug tolerantiškas, tu būsi miręs, žinai. Nes tarkim, iš mano pusės, aš nieko prieš neturiu, kas darosi už uždarų durų ir langų, man tai yra absoliučiai normalu. Tarkim, aš turiu savo biznį Kanadoje, kai aš varau dirbti ir mano klientai yra, tarkim, vaivorykštiniai arba kažkas tokio. Nu, žinai ką, aš varau ten kloti trinkelių, o ne šikną mūryti, žinai. Ir man nėra problemų, bet kai man pradeda kišti, nes tarkim, nu gerai, aš esu paprastas žmogus. Bet aš niekur nevarau ir nesakau, laba diena, mano vardas yra Kulka, aš esu heteroseksualas. Nu jo, žinai, nu tipo pyderas, darova, ne? Jo. Aš jums čia žolę nu, nes visą laiką tas iššoka. Ir jeigu tas iššoka, tu turi tai priimti, nes jeigu tu to nepriimi, tai tu tada homofobas arba kažkas lempa absoliučiai viską. Tiesiog nekiškit, kur nereikia. Ir bahūrai, kurie ten, vėlgi, tarp tų pačių reperių, bahūrai, supranti, jie pažengia tam tikrą... Antras už pyderą, blė, jie batzaka. Nu, man atrodo, žinai, gal jie viduje net, jie tiesiog myžniai, jie tiesiog nėra sąžiningi. Myžniai, jie, žinai, patys nekenčia, patys karočią ant tų stūmė, žinai, visą kitą, bet, blė, žinai, nu, jam reikia klausyti, vat, kaip tu sakai, tau pohuja, ne, karočią, kam tu, vat, tas plėtelės kluosia, ne, jie yra tų Lietuvoje, tų reperių tikrai, kur uždirba ir tą kapeiką, žinai, tai jiems irgi gal pohuja, kas tai minios, ten rankom pyderas, nekvyderas, ne. Man asmeniškai irgi, aš lygiai pritariu, uždarų durų daryti, kai jis nori, čia seksualinis jūsų nukrypimas, žinai, bet nesveiko proto, viskas, ne. Bet, blėd, nekiškit to šūdo. Mano vertybė yra standartinė šeima, žinai, viskas, standartinė šeima, žinai, bet aš pats, va, turiu moterį, aš myliu moterį, žinai, ne, ką aš darau, ten yra mano reikalas, suprantat, aš nevaikščiosiu, nepasakosiu plakatų, čia nekilnuosiu, žinai, ne, turiu 4 vaikus, patys primeskit, man jūs reikia auklėti. Jiems reikia paaiškinti, kodėl vyras su barzda, nahu jabana, kurva su kažkokia suknelė, vaikšto aukštakulniais. A jūs žinot, Anglija, kiek čia tokių yra? Aš atvirai pasakau, vaikams sakau, laikas juoktis, žiūrėkit ir pasijuokit, nahu. Ir mes juokėmės, nahu, matai čia, blė. Dievo aš ant jūsų, suprantat? Jo, man svarbu, kad mano vaikam nekištų to. Čia, blė, dabar kokių, šitai, va, aš neatsimenu, bet žinau, kad vienas jų mėnuo yra, karoči, va, grinai jiems padaryta, žinai. Aš turiu pažinčių, žinai, tų iš moterų pusės, kur moteris, hirsnė man, ne, jos nevaikštas su tom vėliam, nesimusikuoja, žinai, nemala to šūdo. Nu, nekiškit, paprasčiausiai, ne kas esi, tas esi. A tu kiši, kokie tavo santykiai. A tu kažką sakai, nieks nieko nesako, ne. Ir dabar, tipo, oi, čia normalum, man darbė, sako, ko jų nesuportint, gali darbą prarasti. Na, aš sakau, nekalbėsiu šitą temą. Aš nekalbu šitą temą. Ja. Aš sakau, pasilikysiu nuomonę savo. Vien dėl to, kad tu gali darbą prarasti, viską, žinau, viską gali prarasti. Prikinat, a jūs pagaunat kampą, kad tai yra karos nacija, tai naikinimas, testosterono naikinimas, tikro vyriškumo naikinimas. Tai yra silpnybė, kuris naikins pasaulį. Jūs to debilai nesuvokėt, ar kas jums yra, nahui. A jūs ei bogų tiek, žinai, aš suprantu, ta Lietuvėlė kišenė, blė, ten var, bet ne tik ta Lietuva. Aš į tą Norvegiją nuvažiavau, ten susitiksiu su savo produceriu Kostė, blė, net vardą pamiršau Kostė, nu matai kaip yra. Daugiau rašyk, Kostė tau pagarba. Kurva, dingęs ir dingęs, net. Nu, vienu žodžiu, pasiklydau, ėjau į pusę, ten pizda, vaivorištis šviečia, vos ne poniai skraido, tu primesk, nahu, ne? Ja. Tai yra čiki piki, suprantate, ten vaikus, nahu, jiems duoda. Ir jums normalu, a jūs bet ateis vieną dieną, sakys, girdi su ta raudona kepurė prie raudonas vėliams, raudona maikė kalbėjo, žinai, gal jūs mano vardą neatsiminsit, bet aš jums tai pasakys dar kartą, aš Auriza, jo, ką, da king, blė. Motherfuckers, aš jums sakau, blė, atsibūskit, na. Man žinai, kaip yra, kad tas tolerantiškumas, jis įmanomas tik tais kaip ir taika, kai jis yra abipusis. Nes mes galime priimti žmonės tokie, kokiais jie yra, bet mums bando stumti paklusnumą, kuris užmaskuotas savoką tolerantiškumo. Ir va, aš su tuo tiesiog nesutinku, žinai. Nu, vat, būtent, nereikia to, bet mokyklose, žinai, tas švietimas, visa kita, blėt, aplamai kas dedas. Mano vaikai čia eina. Čia, blėt, nėra tipo berniukų, nėra mergaitės.
tu kurva numirsi, tavo kaulai bus, blėt, moteris ir viskas, jeigu tu moterį gimėjai, nesvarbu, kad tu bibi prisisivai, žinai. Jo. Vyras tu irgi papustin prisisivęs, bibi nusipjovęs, tu nebūsi moterį numirsi. Jo. Sportė irgi, aš vat sportų žiauriai žiūriu, žinai, visą tas man yra įdomu. Bet, blėt, aš noriu kartais tiesiog akis užmerkti, ne tik repė, žinai, tas, sakau, čia yra virusas, blėt, jūs koronos bijot, jūs jų nahu bijokit. Pažiūrėkit Lenkiją, Rusiją, nahu, kaip stipriai, blėt. Nebus, viskas, aišku, na. O ne čia, žiūrėk, meras, kurva, gledus, na. Ta pašol tu, nahui, negaliu aš, karočiui, tai va mano tolerancija, na. Va mano tolerancija, nėra, nahu, ant tokių. Jo, bet man atrodo, daug tos tolerancijos yra kišama tiesiog, nes Hebra bijo. Jie gal iš tikrųjų taip ir negalvoja, bet jie turi tai įkišti, nes jie nori priklausyti tam tikram visuomeniniam sluoksniui, jie nori tai pasakyti, bet Hebra, tie, kurie bijo, nu gerai, kalbėkit, ką norit, bet mes nebijom ir mes apie tai kalbam. Net jeigu mūsų nuomonė yra klaidinga, ko aš tikrai galvoju, mūsų nuomonė nėra klaidinga, bent jau man. Bet netgi jeigu ji yra klaidinga, neteisinga, kiekvienas turi teisę tą neteisingą nuomonę turėti. Ir baimė išreikšti patį save yra žemiausias dalykas, kurį galime padaryti. Šiaip pizdės, tu save, karoči, parduodi, praktiškai sakinti žodžio prasme, tam, kad būtum kažkuo. Taip aš, žinai, palaikysiu tą vaivorykštės paradą. Nu, aš nežinau, šis žems lygis. Aš žinau, žinai, per visą istoriją, žinai, aš vat, kai skait gladiatoriai, vikingai, žinai, ten visą kitą, žinai, būdavo, žinai, to šūdo, karoči, kad ir ten tų piderastų, jūreiviai, bet jūs supraskit vieną dalyką, žinai, kalėjimą, nedėkim, jie ne piderai būna, jie tiesiog yra silpnesni vyrai, kuriuos išnaudoja, nahu. O ką daryti, kai tu esi, dėkim, tarp vyrų, ne? Bet jie to nesigirdavo, nerodydavo, nesipuikuodavo, ne? Tik samurajai, žinau, vienus momentus jiems būdavo atleistina turėti, vadėkim, paima mokinį, mokinti, ne, ir jisai būna dažniausiai mokinys būna dažniausiai mokytojo, blėt, meilužys prikirti. Kai šitas žinojau, nu man kažkaip, žinai, žiauru, nes aš apie samurajus daug skaitęs, kodeksus, visą kitą, žinai. Bet, blėt, iš vienos pusės, vat pagalvojus, jie tokie laikai buvo, jie negalėjo, supranti, kaip pasakyti, neatves moters samurajas, žinai. Ir atveda berniuką, ne, silpną kažkokį, nu viskas, nu supranti, jis jau žino, kur eina. Nu, žiaur, va, tis to dalykų, žinai, va, taip pagalvojęs, kaip patink samurai. Bet būdavo, kurie to netoleruodavo. Taip pat, va, tane ir repė. Ir aš manau, kad mes ne vieni, žinai, to netoleruojame. Palibau, mes ne vieni. Mes gal vieni iš tų, kurie nebijo apie tai kalbėti, savo nuomonę išreikšti. Tiesiai šviesiai, žinai, kaip yra, be grimo, nahui. Be jokio čia kurva įsipisinėjimų, žinai. Ne, va, tikrai. Taip, nu tikrai ir daug, tai pagalvoju, žinai, pasaulis, aplamai, šią akimirką, gerai, seniau tai būdavo, nedėkim, bet tai būdavo slepiama, nerodoma, žinai, nu žmonės, va tiesiog, va, savo bėdas, va, uždarų durų, psio. A dabar kaip netgi populiaru, nahu, prisipažinti, kad tu, žinai, tas, kur badaisi savo. Pafosas tampa, ja. Šūdas, tu esi, tipo, ne, tau patinka šūdą ėsti, kur, what the fuck, nu nahu, girdė, nu nahu, pasilikit savo, blėt, gerai, pasilikit savo, užteks. Nu, va, pakalbėjom apie aštrias temas. Apie aštrias. Dabar pasakyk, tu nešioji kepurėlę King, bet be abejo, čia yra firma, bet ta prasme yra kažkoks sąryšys su tavimi. Gali papasakot, kodėl tavo klikucha yra Kingas? Ai, klička dėl ko turi da King, nes paprasčiausiai, kaip pasakyti, aš atstovau šitą Europos sporto centrą, šitą salę, kovojau už ją. Aš čia treniravausi pas 10 metų, žinai, ir dabar va čia treniruotės pats darau, visą kitą, tai žinai. Aš vis laiką su sportu, grinai po skyrybų į muziką ir į sportą, nes į vaikus labai daug vaikai padėjo, ačiū savo vaikam, tikrai dėkingas esu, daug padėjo ties tuo dalyku eiti. Aš negalėjau būti, žinai, ten tipo prigerti, žinai, tūsinti, visą kitą ir aš grįžau į tą sportą, jo. Aš grįžau į tą sportą ir aš grįžau taip, kaip seniau mane mokindavo. Aš eidavau pas trenerių, aš matydavau jų spragas, man nepatikdavo kažkas, aš labai mėgdavau sportuoti vienas, atiduoti iš savęs visą dušę. Štai daug čia dažniau sparingų padaryti, žinai, visą kitą, va, tuos klubus atstovauti. Ir štai, va, buvo, aš kovodavau, prieš tai jau dar kovų turėjo, Danger Zonas buvo paskui tas sci-fi promotion, internete gali kažką ten rasti, nu nieko ypatingo, žinok. Nes nepastoja pasiruošęs būdavau, tiesiog man smagu muštis, va ką. Nu, vienu žodžiu, ne, va, lipdavau, man sakydavo, žinai, kaip būna ego mano,
tu žinai, mano ego, jo, nu, biškai jau perlip, matyt, metai duoda, žinai, sensti, biškai, tu pradedi mąstyti labiau, taip supranti, ai, gal, žinai, čia, blėt, biškai tas sana, žinai. Jeigu pats noriu, kad manęs klausytų, žinai, kaip aš keliu kitą neišgirsti, ne? Jo. Nu, tai va, ir tas Kingas gimė tiesiog vien dėl to jo, kad aš viens pats visur, supranti, aš ėjau viens pats visur. Aš neturėjau šalia nei vieno žmogaus, kuris, vadovai, žinai, Uriza, tu galėtų tą, ne. Tu durnas, nahu. Tau 30, blė. Tu jūringa, o tu nesveikas, blė. Ne? Ir Vadžius man davė tą kličką, kai antram šou, man atrodo, jo antram šou, išjungiau, karoči, tą vieną, blė, žioplį tokį, kuriuo paguldžiau, žinai. Dar man buvo trauma alkūnės, negalėjau džabų daryti. Netgi teipštį nublokavau, apatinių šuoninių pasodinau, viskas. Ir vis nuo to tapau karalius, tai pavadina karalius. Jie manęs dar klausė, sako, nu žinai, visi kaip boksininkai kažką susigalvoja gal patys, žinai, aš ne vienos kličkas nesusigalvojęs pas, aš nežinau, man nešauna galva, kaip save greičiau vadinti, žinai, va, galbūt tas da auriai, žinai, tai reiškia daugša aurimas, nu, auriai, tiesiog, žinai, taip. Žmonėm paprašiau manęs vadinti auriai, žinai, ir viskas simpula, ne? Nu, tai va, jisai sako, kokia tau pravardė, aš atsimenu, Varaganą sakydavau, na, gyvulys, tu, ble, žinai, gyvulys. Nu tai, karošinai, skurašy gyvulys. Taigi čia Anglija, ką tu spėlinios tau gyvulys, žinai, aš dar angliškai kur šnekėjau, kaip, blėt, koks sakau, va tas, blėt, Ivan Dragon, blėt, if you must die, you die, blėt. Prikin. Nu, sakau, parašy gyvulys, sako, ką tai reiškia, sakau, nu, animal, žinai, žvėris, tipo, nu, animal, žinai, gyvulys, kažkas tokio, sakau, aš taip negaliu rašyti, man, mašalą neleidžia, žinai, visų kitų, žinai, Alachas, tikrai, taram, param, gyvulys, ar ne. Tiesiog, sako, Vadžius, karalius. Sakau, tai gal da king? Taip, da king, sako. Ir viskas, va, į taip paliko. Iš tikrųjų, niekad pas savo nedrįsdavo taip sakyti, karalius, da king. Aš jokių formų iš tikrųjų, aš savęs nelaikau kažko tokio aukščiau, žinai, visą kitą, bet plemba žmonės taip vadina. Bet jeigu klikuchą davė, tai ir prilipo. Taip vadina, va taip ir, žinai, nesvarbu, kiek aš tų kūtėm pralaimėjęs, man teko diržų daužytis, blėt, po 5 raundus, po 6, žinai, plikais kumščiais plaktis Londone, karoči, underground'e, žinai, viską išbandžiau, žinai, tam gyvenime iš kovos menų, žinai, kiek galėjau. Kai jaunesnis, ten daugiau, žinai, tos marvės, matai, sensti, žinai. Beje, šiais metais augus 24, grįžtų, blėt. Nu, įsunkia svorių lygą, auginu svorį, kur aš pompinu tolika tak, bačko malų, ble, bet ir treniruojas. Neatsinešiu šiandien, šiaip prieš treniruot vis laikypį su porą, 3, žinai. Stumiu, ble. Girtas meistras. Ir mokinu laisvą stiliaus, karoči. Ne, jo, šiaip vis tvarkoj, bet jo, kliška va taip, kaip ir va pas Pašką yra buvęs, kaip va kartu va visur važiavęs, kviečia, aš visą laiką va Pašką, čia mūsų Piterį va yra. Mes jį visą laiką griebiu, žinau, jisai tinginys, ten ir tu su sportu labai susijęs. Bet maladės, man yra džiugu, kai aš turiu tokius žmonės, žinai, kurie palaiko. Dabar aš turiu, kurie vat sako, davai į priekį. Ir suprant, aš daug šnekins, ne, aš tikrai bazarą laikau, žinai, bet mano žodis nežvirbs, ten neskraido kažkur paleistas, mano žodis atspindi pavydalą. Jo. Atspindi pavydalą. Aš sakiau, pamatysi. Tu jeigu vat, būtum atvažiavęs biškai anksčiau, aš turėjau namuose salę, ne, tu būtum toj salėje sėdėję, o dabar normaliai salė. Normaliai ringė sėdė. Čia reikia patvarkyti iš tikrųjų. Bet pas tave ir hatoj gera salė buvo, aš kaip mačiau tos visus vaizdus ir per Facebooką. Va šitai dėkim atringo dydžio, 3 kažkas tokio, pakankamai, ten po 2 žmonės galėdavo treniruoti, žinai, po 1. Daugiau tos darydavau privačias treniruotės, žinai. Bet paskui taip, dažniau man vaikus veždavo, žinai. Dažniau tus vaikus veždavo, pradėjau mąstyti, ble, reikia plėsti, čia gal būrelį sujungti, žinai, daugiau tų vaikų. Ir lietuvių daug, žiauriai daug džiaugiuosi, kad ateina, vat, grinai lietuviai, žinai, kad pasitikė manim, man dėkoja. Aš tikrai, man tai daug ką reiškia. Aš nežinau, čia, mane čia pažadinė, kur aš atvesi tą salę. Va, žiūrėk, būtų kažkur tas šitai filmavimas, kokiam laukia būčiau sinik daug dar pamėgoti, žinai. Jo. Aš vis laik mėgstu prieš sportą nusnausti. Nu, aš taip pamėgau. Meška, tai gauginu svorį. 100 svoris būsiu. Tai 100 nukylis, sunkia svoris, žinai. Kurio, žinai, kaip pis man į galvą, tai aš, ble, turiu, žinai, jau priprasti, pamėgoti. Pusiausvyros neprarast. Bet ir va, kaip sako Auris,
kad kai reikia pradėti tiesiog, hebra, nežiūrėkite į tai, ko jūs neturit. Žiūrėkite į tai, ką jūs turit. Jeigu reikia pradėti namuose, tas pats repė, tas pats bent kur gyvenime. Tas pats va kaip, ir aš savo biznį irgi pradėjau nuo mažens, nuo chatos, nuo savo chatoj, po biškį, dar dirbi kitur, pradedi kažką judėti. Pradėkite nuo to, ką turite, nes daug kas žmonių jūs stabdys. Jie jums sakys, ne, geriau pasiimk paskolą, arba ne, tu geriau padaryk taip, arba tu ten nusipirk brangų bytą, jeigu kalbame apie repą. Hebra, tiesiog darykite tai iš tų šaltinių, kurie jums dabar yra prieinami. Negalvokit, ką apie kitą, ką apie jūs pasakys. Labai mes kaip tik su Auriza darom dabar gabalą apie išminčius, tikiuosi greitai išeis jau. Ir ten patarimai labai dažnai stabdo ir tie patarimai yra užvuoliuoti stabdžiai. Nes labai daug žmonių, jie iš tikrųjų lyg ir nori jums gero ant žodžių, bet iš tikrųjų pavydi labai stipriai. Ir jie bijo jūsų sėkmės. Hebra, eikite toliau. Čempiono mentalitetas. Nesvarbu, kad tu šiandien gali pralaimėti, čia nėra prasmė tame. Svarbu, kad tu kiekvieną dieną darai pa maksimumu, ką tu galėjai padaryti, kad tau vakare nebūtų gėda, ką tu padarėjai iš ryto. Suprantat, hebra, judėkite į priekį, net pradedant nuo mažens, pradedant nuo trupinių, jau vėliau turėsite ir batoną, patikėkit manimi. Jo, gerą riebų batoną, blė. Išjungia čia mumis, na. Ne, čia hebra, kaip tik Aurizė kalbėjo apie Pašką, čia mes ne už nugaros kalbam, Paška su mumis, jis yra operatorius, Paška, pasakyk ką nors. Paška kaip Silent Bobas, mojoja rankom tiesiog, net biški panašus į Silent Bobą, bratulė, tau pagarba. Rimtai. Paškai pagarba, Paška tai yra Zulu Rock One'as, mūsų beatmakeris, geras draugas, mane priėmė pas save namuose, priglaudė, tikras bratulė. Ir vertinkit žmonės, kurie yra arti jūsų. Paška, bratulė tu mano, aš tave labai vertinu, dėkui tavo dušai, aplamai, šitą hebrytę, Auri, tau pagarba didelė. Erikui pagarba gražu. Erikonė čiki bombonė, kaip sako mano Fredas. Erikonė. Tai yra The Flow, jau taip būtų. Su jo bus taipogi podcastas, būtinai padarysim, yra hebrytė tikrai žmonės, tikrai žmonės. Ir mes gal nesusitinkam kiekvieną dieną, bet mes esam tikri ir mums užtenka kartais pakalbėti, galim po to nesusitikti, mums nereikia skambinti viens kitam. Tai ką tu veikiai, man tiesiog reikia atsižymėti, be atsižymėjimų, nes mes atdušai hebrytė, vertinkit tos žmonės, kurie yra arti jūsų ir bandykit save supti, kurie yra mentalitetų irgi čempionai. O jeigu pas jūs yra silpni žmonės rate, bandykit juos ištraukti. Jeigu jie priešinasi, meskit juos kaip balastas. Aš nežinau, gal tai skamba per griežtai, bet judėkite su žmonėmis, kurie jūs gali palaikyti, kurie yra atviri, sąžiningi, kurie jums kartais gali pasakyti, bratulė, tu stumi, bet jie gali pasakyti, tai dušai yra širdies. Nes kuo vyresnis tampi, tas ratas tavo pažįstamų, jis tampa mažesnis, bet svarbiausia dabar jau tampa kokybė to bendravimo. Nebūtina turėti žmogų, kuris tave tipo prilaikys kažkada. Čia irgi yra labai egoistinis mąstymas. Reikia turėti žmogų, kuris bus su tavim ant tiek pats sąžiningas, ant kiek tu esi su savimi sąžiningas, o gal net ir sąžiningiau. Tad hebrytė, dėkui labai, Auri, už šitą. Niekad nepasiduok, tikėt savim. Turėt žmonės. Vat Kulka pasakė, čia pridurt nėra ką, tik tą patį. Ką sakė, tu daro, davai. Pajudom link klausimų. Davai, pažiūrėjau. Kuri manai iš Apulio bus laimingesnė, mano ar tavo? Karališkas turėtų būti laiminga. Davai. Karalius nesutai. Kulkos vis dėlto, gerai. Laimėsit jau kuvierą. Galit hebra laimėti kuvierą iš kuviero kepurės. Ir pas manęs treniruotė, norit, galite atvažiuoti. O gal yra vietinių, pravesiu vieną treniruotę. Duosiu dovanėlę. Susipažinsit artimiau. Aš manau, kai yra čia Piterį, pasislėpusi, tokių nedrasių. Gal dabar pamatė, mane, norės ateit, pajudėti drąsiai. Pravesiu treniruotę privačią. Gerai, hebrytė, judam. Pirmas. Nėra prasmės 408-3, skaitaut bulai, persišiu čia per popieriuką, tai skaitaut bulom, hebra, dovanokit. Nėra prasmės, klausia Auriza, Songokas ar Vedžitas? Kamehameha, blėt. Kamehameha, ne kamehameha, blėt. Man Vedžitas, žinai,
saugokas jo, kai pradėta įsti ir tebu, bet kai atsirado Vedžitas, man asmeniškai yra Vedžitas. Jeigu įdomu dėl ko, tai dėl ego. Aš turiu irgi didelį ego. Jis princas, bet aš karalius. Turiu ego, ambicijos, mano ambicijos. Man jisai, žinai, aplamai, jis man yra, nežinau, žinai, va toksai, netgi kai pažiūriu, taip iš mano charakterio pusės atspindi toks biški mane, žinai, taip, va pažiūriu, šiandien kaip tyčia žiūrėjau, prieš išmygdamas, bet nebuvo lietuvių kalbos, tai subtitrai ir ten, žinai, kvakvatin, žinai, ir atsijungiau. Važiuojame toliau. Septolitas jau yra laimėjęs prieš kitą podcastą, gal dabar laimės irgi. Klausimas, Auriza. O, čia ilgas. Andriau, dėkui. Žinant tai, jog užsiėmi kovinių sportų ir hip-hopo kūrybą, kam skirtum prioritetą? Ta prasme, kaip suprasti? Sportui ar repui prioritetas? Kas tau svarbiau? Bleda, būdų, žinai, labai svarbu. Šią akimirką, jeigu atvirai pasakyčiau, su sportu man gerai sekasi, tai, žinai, tektų, vat iš tikrųjų, taip skaudžiai širdiem, prioritetas sportui iš tikrųjų. Duonelę neša irgi vis tiek, ne? Dar gal neneša tokios didelios duonos, žinai, bet blemba, barstas tie trupiniai, bet suprantat, repo aš galbūt tiek neišgydysiu, paklydusiu, žinai, kiek aš vat su sportu galiu, žinai, aš tikiu va tuom, supranti, tas man, ir man ilgą kelią teko eiti, žinai, link to dalyko, tai, daugiau atiduoti save, žinai, jūs nesuprasti, jeigu to nesadarė, va, supranti, va, jūs hip-hopą darote, ne, jūs va tikrai, va dabar pradėtume sportuoti, dabar primės, ką aš pradėjau dabar repuoti, galim drąsiai tą sakyti, aš tik tais, blėt, gaudausi, ne, tu suvedai su tokiais žmonėm, kad aš ten kur matricų kažkokius sėdu, ką jie ten šneka, ten, žinai, ten, Paška irgi papasako tų grupių, bet aš nežinau. Paška profesorius, jis daug pašneka, žinai, parodo, šiandien atidarė kreitį, ištraukė gyvenime vinilų nečiupinėjau, žinai, kasečių neatsimenu, kada matė, žinai, ir vakar galimybė buvo pamatyti, pasirau, žinai, tarp legendų, nors iš visų nerūkiu, kas jie, žinai. Supranti, aš pradedu apsišviesti, tas yra puiku, bet, kaip sakiau, sportas. Na. Gerai. Antras klausimas iš to paties Andriaus. Jis, man atrodo, turi 3, o gal ir 4. O galbūt šie užsiėmimai vienas kitą papildo. Nu, čia prie to paties. Tai turbūt papildo. Bet yra, supranti, aš esu kaip ir zodiako dvynys ir iš tikrųjų toks dvigubas, žinai, būnu kartais. Tai sportas, ten man yra mano agresijos išliejimas, žinai. Aš, pavyzdžiui, lipdavau į ringą daužytės, ne, aš pasakysiu kaip Taisonas, sakė, žudyti. Ne daužytės, o nužudyti. Arba būti nužudytų. Viskas, kaip samurajus, ne? Eit į mirtį drąsiai. Nes jeigu tu, karoči, nebijai mirti, tu nebijai gyventi, supranti. Aš vis niekad nebijau gyventi. Nedrebėjau, nešikau į bato. Neturėjau, sakau, kaip savo nebuvo, man jokio palaikymo. Blėt, aš pats savo padariau, paprasčiausiai, žinai. Ja. Tai va, blė, nu. Pagal. Ir paskutinis jo klausimas. Skandalingas galbūt biški, nežinau. Ką manai apie Lietuvoje vykstantį Jungle Kingą? Ai, spektaklis. Nepykit, hebra, bet spektaklis. Aš žinau, patinka tas spektaklis. Iš dalies, žinai, vienu dalyku, čia yra verslas, ką daro, dėkime, Dyksnys, ne? Jūs jo ten Lietuvoje nemėgsta, žinai, visą kitą. Bet, blėt, sirkų reikia, ką? Sirkų reikia. Žinai, kas man labiausiai nervuoja, biškai, kad su sportu tai susiję. Bet, blėt, ir jie nusipelno būti sumušti, žinai, iš tikrųjų. Tai ir žmonėm pasijuokti, žinai. Bet taip, žinai, nu komedija, žinai, komedija. Jo, aš jeigu atvirai nematęs, ten labai, žinai, ten jų kažkoks, žinau, Kaminėdas buvęs, ten Maibakas, nu, blėt, nu, lietuvėlė, what the fuck, nakui. Jo, žinai, mes čia irgi darom, jeigu atvirai mes čia irgi darom, būna, va, tie labdaringi renginiai, tas Wi-Fi promotionas irgi dėkia, mane daug kas sako cirkas, nes čia irgi kaimukas, bet mes darom ten su labdara, mes padedam žmonėms, mes padedam tai Palestinai, karoči, reikėjo, čia mes daug darom tos paramos vaikam alkaniems, žinai, ten pinigai keliauja, tai tu ten kovoji, aš kartais ten net dikai lipu, man net negalvoju apie tus pinigus, žinai, parodyti ten, blėt. Ten tu jau laimi 2 mūšius, tu laimi prieš save, tu darai kraimą, kaip aš sakau, ir neturi mentų, žinai, pergalę gauni. Bet kas svarbiausia, tu, blėt, padedi kažkam. Iš to, supranti, iš tų bilietų krenta. Žinai, čia labdara, nežinai. O Jungle King, jeigu ten labdarą darytų dar kažką, aš manau, žmonės biškai kitaip žiūrėtų. Žinai, šiais laikais visi tokie, nu, babkės, žinai, man reikia babkių. Pavyzdžiui, dėl to mano vat, klubas
toks mažas, tiek tie yra, bet čia eina žmonės dirbti, ne? Jie neina ten pašokti, kitoj pusėje šoka ten, žinai. Nu pašokti turiu to minį, ten, bel nežinau, ko jie ten užsiminai, atvirai. Ja. Aš kaip galvoju, kad tas, dovanok, jeigu įsiterpsiu į tavo klausimą, iš mano pusės, man atrodo, nebūtų paklausos, nebūtų Jungle Kingo. Iš biznio pusės, man atrodo, bachūrai maladėts, kad atrado tą gyslelę daro, bet be abejo, hebra, tai yra kaip, man atrodo, ir jie patys, čia nėra įžeidimas pasakyti, kad tai yra cirkas. Cirkas yra, jie žino tą, jie darė pirmus gerus iš tikrųjų, buvo tikrai geri, bet jie atvėrė daug kelių, žinai, ir kitiem kovos tom organizacijom, tai vis tiek, žinai, reikia ir to šūdo, kaip pasakyti, žinai, reikia to šūdo. Kas mėgsta geras kovas, eis žiūrėti, žinai, vat mūsų Lubojevo važiuos palaikyti, ar važiuojat jūs palaikyti mūsų Lubojevo? Nevažiuojat, einat į Jungle Kingą, blė. Nu, žinai, man cirkas, bet tegul daro, pinigus daro, jie gyvena, ten, blė, normaliai. Andrių įmečiau, važiuojam. Arvydas Gumuliauskas 2227, Auriza, top 3 UK reperiai. Jeigu gali išva. Man sunku visą laiką vardinti. Asmeniškai aš nežinau, žinai, tai aš pasakysiu savo, kuriuos klausau iš tikrųjų. Aš klausau, kaip ir minėjau, pradžioj drilo iš tikrųjų. Žinokit, net negalvoju, kad kažkada jausis įleisiu tą šūdą, bet blemba, jis mane veža, žinai, aš galiu važuolę nupjauti, žinai. Daug dalykų galiu padaryti klausant drilą. Klausant tikro oldschoolinių repų, žinai, žalės nepapjausi, norisi išgirsti, ką jie sako, žinai. O čia, tai viską jau supranti, stik, sklibrip, pap, bet bitai, pizda, mane taško. Yeah. Bet, blėt, klystu, ne visi tokie tėra. Ir aplamai, ką aš dabar išvardinsiu, aš apie juos paskaitau, ne? Tai yra Maza L20, aš jį pirmą vietą pastatyčiau. Jis bachūriukas dar sėdi, aš nežinau, jam tiksliai kiek tų metų, 19, gal jis ten pasodintas, aš nežinau, ar 8 metam už ginklų laikymus, ten kažkokios šaudynės, Liverpoolis, žinai, skautiš. Aš ten teko man gyventi, žinai, iš tikrai mačiau tų vaizdų, kaip ten yra, žinai. Sakau, aš jo paklausau, Maza L20, žinai, music. Paieškokit, karoči, rasit. Tikrai, dabar neseniausiai irgi albumą padarė. Blėt, primiršau, fuck all blocks, whatever, karoči, rasit, na. Kas antras, ne? Aš taip labiausiai iš tikrųjų norėčiau paskui pasakysiu, jaučiu ant galeko iš tikrųjų. Antras tai Liusi. Toks yra Liusi. Blok 6, žinai, blok 6. Liusi ir iš to pačio, tai jisai man, patinka, jis albanas, albanų reperis ir jis toks, žinai, ten apie rašo gangsta, jis toks skandalingas, žinai, toksai tikras koks yra, žinai, atrodo. Tai aišku, ten, žinai, daug kas sukūrė, taip, žinai, vis tiek, kaip jis sakiau, man bitai, mane taško. Dabar jo gabalas, Baba Jaga, pizda, jis mane ryte žadina, aš jums sakau, aš nežinau, man jis patinka. Būna tai bengeris. Man net neįdomu, ką jie ten, žinai, skibri, ten bado, žinai, ten sako, nušausiu, papjausiu, ten dar kažką, ten, žinai, dar pastoju apie narkotą, nors atrodo ir sportininkas, man tai turėtų būti net neaktualu, turėčiau gal klausyti daugiau kokių sportinių tų repų, žinai, nichuja aš neklausau tų sportinių repų, pats jau net nedarau tokio, žinai. Sportas man asmeniškai jisai su repu labai mažai susijęs, repas tai mano siela, tai aš manau, vidinis pasaulis, žinai, aš įdedu viską, ką esu patyręs, ką matau, ne, dėkim, tai va. Ir trečias, tai tas pats būtų irgi iš to Block 6, tai būtų Ja Goody, toks irgi yra. Ten jie duetas, jie būdavo, ten daugiau jų iš tikrųjų yra. Tai tie 3, bet Axis Gang, airiai. Ir šiaip, kodėl Axis Gang, jei ne jie, tai nebūčiau išgirdęs ir Mazos L20 ir nebūčiau pamėgęs taip pat ir Liusi, nebūtų buvę mano sąraše. Tai mano topai, Aš nežinau, ar juos galim reperis ten vadinti ar ko. Jie gangsteriai, žinai. Ką klausai, eina. Gerai, sekantis. Sesė 7677, klausia. Iš kokių 3 kovotojų sulipdytum super kovotoją? Blėd. Taip. Gerai, čia toks, blėd, riebus klausimas. Tysonas, Muhamedas Ali ir Jemiljaninko, blėd. Ne, bratulė. Tysoną jo, aš Tysoną įkyšiu šitą. Ir aš žiūrėdavau labai daug UFC kovų ir kai atėjo John Jonesas Bonesas, Bones kaulas, karočiui vadina, jis įpizda, jis buvo vienas jauniausių UFC čempionų ir jo darbas alkūnėmis, ne? Paskui jis ten, kadangi jaunas, alkoholis, narkotikai, žinai, kokainas, vienu žodžiu, žinai, prašvaisti visą tą šūdą. Bet paimčiau jį, jo, be abejo Tysoną, kai buvo prime, kai buvo grynas gyvulys konkrečiai, žinai, paimčiau jį
Ir iš šių dabartinių, ką aš labai stebiu, tai ukrainietis, žinai, tai yra Usikas. Aš sudėčiau šitus 3. Matosi, net daugybė, John Bonesas jau dėdėtų daug gerų, kombinacijų, šalkūnių, ne? Man iš Taisono reiktų žvyriškumo, o viso judesio pakaktų iš Usiko. Aš manau, čia būtų toksai mano karys, žinai, toksai va. Nu šiaip ir visus tus 3 į Gražvydą sumetus, tai būtų iš viskai fova, nahui. Pagauni. Gražvy, jau žinai ir link ko judėti. Judėk, kur mėgi, nahui. Šiandien, man atrodo, tau laisvas sąlyga būtų. Gerai, važiuojame toliau. Valentinas Streigys 4628 klausia, Auriza, ant ko išlėjai pikti gabale suka? Blia, čia senas gabalas. Reikia paklausyti, prisiminti. Nežinau, aš ten, žinai, ten palėtė jausmus iš tikrųjų. Pirmos versijos nieks nėra girdėjęs, aš turiu įsirašęs ten graži dainelė tokia, žinai, tai kaip meilė, ten, žinai, savo titūnų, žinai. Ne, ten, buvo, kažkadangi įsiskyrė, žinai, nu, ble, tai girdė, aš vyras, ne, ble, gyvulys, nu, supranti, ne, man reikia kažką daryti, ne, susiradau aš ten, nu, kaip susiradau, jinai tapo mano nuomininkė, žinai, paskui, nu, ir taip susimeta skudurai, vienu žodžiu, žinai. Bet aš tuo metu būdavau, aš labai daug kovodavau ir man, žinai, kaip čia pasakius, man pohui buvo, žinai, taip atvičiai, tai pohui, aš einu daužyti, žinai, man nereikia ten, galim gal tą dūs nahu, žinai, ir viskas, nu žiauriai, žinai, nu tikrai žiaurus buvo, ble, kaip pagalvoju. Ir jau buvo mergyka ir ten kažką, ble, pradėjo ar mal šūdus, žinai, ir vieną kartą, žinai, tą telefonę, užgaudžiau, žinai, ką jinai veikia. Nu, žinai, šlykštų iš tikrųjų, tai pagalvojus, kokį moteris kaip save, žinai, gerbti gali ir susilipdė gabalas ir atsimenu, iš tikrųjų, įsikvies taksi, ten visą kitą, aš ten visus daiktus jos nahu išmečiau, kaip kokiam, blėt, muilo operai, tai, žinai, kurva šliuką gaudyk, valink, nahu šią suką, žinai. Patytą taksį kvies, duris tai atrakintus ir tik pizdink. Dar paskui įvykis ten lenkų man prikvietė, kurva, lipo bedančiai, kurva nuo laiptų spardžių, tenai. Nu, ten gabalė daug. Bedančiai prieš ar po? Bled, batėjau jau bedančiai, žinai, tai dėl to tokia drąsų, žinai. Jo, tai tokia buvo mergykė, žinau. Net vardą iš tų neatsiminsiu. Aš čia buvo labai seniai, žinai. Bled, mano mažutė gali tą šūdą girdėti, daug nekalbėsiu, jo. Gerai. Varom toliau. Valdelio 4-2. Auriza, koks jūsų autorinis kūrinys sukurtas mėgstamiausias arčiausiai širdies? O, kuro, kad aš jūs dažnai keičiu, žinai, taip visą kitą. Koks čia mano galėtų būti mėgstamiausias? Bled, aš taip iš tikrųjų, kad atvirai klausau labai dažnai Čimodano, ne? Bet kad vieną taip kūrinį išskirti, kuris dažniau visą laiką gruotų. Ne, tavo autorinis kūrinys. Ai, mano pačio? Ja, mano, matai, šiek kitiem pagarbę, aš pasau, mano autorinis, tai ką tu, nahui? Ką tu? Čia, manau, geriausias buvo, nes čia mes su Kulka padarėm visą tą reikalą, nufilmavom su Paška, žinai, vargo, jie pamatė, kaip aš dirbu, žinai, gerai, čia pohu, užteks, siūsim, žinai, Kulkai ten prisiunčiam, vargseniuk, dvarkaikis, brolau, ten, žinai. Prakaitavom su Paška, prakaitavom, tavo ausis degė. Man šitas kūrinys aplamai, dėl ko, jisai man daug ką reiškia iš tikrųjų, žinai. Primena tokį, ble, kaip jis ten kurva, tas Žiugas Nasosas, Nurauskas, tas kurva depresnis, tas bičias. Džiumbras apsosas. Nu, vienu žodžiu, suprantat, kai žinot. Nu. Džiumbras apsosas, ble, linkėjimai, kur babkės, baranas, ble. Va, babkės gany kurva, suka, ble, tai žiūrėktum, na. Net nepasikliaukit, bet čia jūsų teisė. Davai, važiuojam. Ir jisai, va, įkvėpė, va, sakau, tą kūrinį padaryti. Ir kai mes susidėjom, žinai, vat, ir Kuvieras, žinai, mane vat, parėmė pašildyti rūbus į taip, iš tikrųjų didelė pagarba tau iš tikrųjų. Ir byt atsimenu padovanoja iš Grilis, žinai. Bled, manau, netgi iš tikrųjų vienas iš mano vat, paskutinių, kuris yra vat, jau metai, jo, jisai toksai, bled, nu ir skandalingas to pačiu, žinai, nu man jis asmeniškai zaibys yra. Aš jį patį pirmąjį pišiu miksteipą savo. Gadyca, bled. Dar dėkui jam tvykas suvedėjai, bled, gerai, jis padirbėjai, žinai. Brangiai kainavo, dabar ieškau pigesnių suvedėtų. A, tu turim. Ne tik ir pigesnių, bet ir jo, varau iš tikrųjų pas MGX ir pas Lenką į studiją. Aš labai nesu tas muzikants, kad man, žinai, skam gerai, na, bet nepuodė gruoja, žinai. Jo. Davai, važiuojam.
Kaip ir sakau, 4 kartą Chnyza arba H-Nyza. Knyza. Žiūrim, Auriza. Keletas mėgstamų Lietuvos repo atlikėjų. Nu, blėt, pasakysiu tiesiai šviesiai, žinai, kaip visą laiką kalbėjom, sakyčiau, Pušas pirmoje vietoje, bet iš tikrųjų aš jo dabar nebeklausau, žinai. Tai Kulkos klausau iš tikrųjų, klausau, nu, aš esu Kulkos fanas, jie atvirai, blėt. Kad ir mes pabraskom visą kitą, bet iš jo kūrybinės pusės, nu, blėt, zaibys, aš klausau, žinai, nu, ne, rimtai, aš tau sakęs ne kartą. Ir man, žinai, nu, taip yra, jo. Pušas, kaip sakau, Kulką nedėkime, ką čia dar galėčiau žymėsti tokį blemą, kuris dažniau pagroja tai pas manęs. Nu, blėt, The Flow iš tikrųjų, jeigu atvirai, aš klausau savų, blėt, aš klausau savų, aš juos pažįstu, žinai, aš nesakau, kad Lietuvoje nėra gerų MC, blėt, tikrai, Timfankai, žinai, blėt, gerus viduosius padaro. Nu, tikrai, Mogiliovo pusė ten, nu, man patinka, žinai, bet biškai aš per daug, gal žinau, tas tiesos, tai, žinai, kažkaip ir nesinori jų pastovėti, žinai, sakyti, va, čia topa jūsų kažkas tokio. Tai tada važiuojam prie kito klausimo. Toj dėstų prisidarysiu. Krapštukas dar. Ne, nes iš MOG irgi ateina klausimai tau. Ai, blėt. Klausimas eina dabar iš ALD, kuris jau laimėjo ir jau išsirinko marškinėlius ir albumą Auriza. Kada darysim dar vieną gabalą, nes esate padarę su jo fitą? Jo, padarėm fitą, jo, ten apie reperis, kur aš ten jo biški taip normaliai. Įdomus gabalas, man. Jo, girdėjai, jo. Jo, girdėjau. Jisai dar nepaleido, tai aš manau, kaip paleisė, ne, padarysim, tikrai padarysim, žinai, kas su manimi įmanoma padirbti, man patinka, ką tu darai, tu neprimeti kažko, esi koks esi, žinai, blėt, nu, šiaip tvarkingas vyrukas, jaunas, visą kitą, žinai, paklausau tų gabalų. Nu, man asmeniškai patinka, žinai, jis taip nuširdžiai. Dar yra to darbo, jeigu taip sakyčiau, bet kam jo nėra, ne? Jo. Aš negaliu sakyti, kas čia geriausias, žinai. Jo. Ir jeigu Auriza sako padarys, reiškia padarys, nes aš jums kiek iš savo patirties pasakysiu, be abejo, pagarba kiekvienam, kas sudalyvavo albume, bet va, Bachūras pasakė ir pats pirmas ir pasiuntė, karočiui. Ką pasakė, tą padarė, tad ALD, net nesijaudink, bratulė, jeigu Auriza sako, reiškia bus, kad tik tu galėtum. Dabar važiuojam. Klaipėda Rek klausia. Auriza, didžiausia svajonė, su kuo norėtum padaryti fitą? Ble, su Pušu. Ble, pas mus vienodos, karočiui, vienodai tikslai ir svajonės. Jo, aš kažkada esu kalbėjęs, nu, pasigirsiu, žinai, kalbėjom su Pušu, buvau išgeręs laužinį, drąsos turėjau. Jo, kalbėjai, esu šiaip prasimetę žinutėmis, sakyti, dabar lygiai jo v tom Facebook'e nebėra, nesusisiekėm. Kažkada buvom kalbėję, čia, žinai, buvau galvojęs, ble, norėčiau čia kokį koncertą padaryti, čia, žinai, Peterborė, žinai, surengti visus tus reperius. Ir klausiau, vat, Pušą kviesti, iš kur žiūrėjau, iš karto Pušą kviesti atvirai, nes jis turi visokių dainų, žinai, visiems prieinamų ten, žinai. Jo. Nėra pas jo vien kaip, vat, dėkim, va, su Tamsa tą albumą, jeigu jis būtų išlikęs toj stiliui, tai jisai nebūtų Pušas geras, žinai. Jo. Jis yra geras Pušas, va tai Pušas. Jo. Linkėjimai tau Pušai, jeigu žiūri. Ir net ir kai kur turėjom nesusitarimų prieš pat pabaigą, bet žinot, pagarba tau didelė iš Jonavos, tau didelė pagarba Pušai. Pagarba, na, darom fitą, ble. Nu ir ką dabar? Paskutinis klausimas eina iš MOG Records. Tik reikia juos surasti. Dovanokit, hebrytę, pas mane telefone viskas. Opa, eina. Auriza, ar išjungtum Tarzaną? Ir tam prirašė dar 3 skeminis, bet aš jų net nekartosiu, ant brendo nešoksiu. Ar išjungtum Tarzaną? O kas tas? Kuri ta Tarzan? Čia kur buvo atvažiavęs tas kačiokas? Aš nežinau. Aš nieko nereklamuoju. Polikevičiaus nejungčiaus, pagarbus, malonus žmogus. Bet jeigu čia kalbu apie tą sik, ką jis ten sako, va, būtent apie tą ir kalbu. Iš kairės, nahui. Iš kairės, atvičiau iš bazarą. Nepaėti iš kairės, iš dešinės. Išjungčiau, kurva, kad atsipeikytų ligoniniai. Ko milžinas nepadarė, aš jam padaryčiau, jo. Kas tau ten įsu, galvelė negerai, kurva. Duhas, nahui, jabana. Ja, aš jo nemėgstu, jeigu atvirai. Nemėgstu šio. Nemėgstu, nahu, nežinau. Jis nieko man nepadarė. Aš jo nemėgstu ir tiek. Nemėgstu, nuraučiau galvą tau, nahu. Ringe? Blet, gatvė, pelė, kur nori. Atvaryk čia į Angliją, žinai, tu ten prie babkių, sakai, iš tų reklamų pakeli. Aš nepakeliu babkių, žinai. Aš nesukrapštysiu tam bilietui dėl tavęs, nes aš žinau, kad tu pabėgtum, ble. Ble, Jungle King, hebrytė. Jungle King, fuck off, nak, dar ten įlipsi tuo, kurva, klaunų daryti.
Gerai, davai, ant to klausimai baigėsi. Ir normalią lygą, davai, vat normaliai pasiruošti, žinai, ne, vat normaliai, vat pakovoti normaliai už pinigus, žinai, nes vyrukas matos, yra, blėt, tvirtas, visi kita, žinai, nuvertyti negali, žinai, bet, blėt, nu, paliubom, aš tave išjungčiau, nahui. Jo, išjungčiau, nahui. Man atrodo, Klaipėdai pasivaikštai, aš vat grįšiu vasarai Klaipėdą, gal susitiksim. Barstai laimėtojus. Oi, blėt, jau krenta laimėtojai. Kulka pastebėjo, Hebra, nesijaudinkit. Pakelk batą. Ką, nepriminė. Visi yra, paskaičiuoja. Čia vat iškrito vienas, karoči, nu. Tas laimėjo, pakėlė. Visą, paskaičiuojam, turi būti 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visi vietoje, Hebrytė, viską pagavo. Vanago akis. Davai, tačkarikas dviguba, per linzę nahui prispaudžiau, blė. Nu, žinai, duosiu taip jausmų, aš turiu gerus tokius jausmus, žinai, bambaliai skraida čia, garo, aš pagavau šitą. Šitą, davai, atidarom. Pagal savo svorį. Riebus. Klaipėda Rek. Hebrytė laimėjo. Daugiausia, kur uždavė klausimų, ne? Nežinau, ar daugiausia, ar neatsimenu. Aš tau pasakysiu, ką jie uždavė. Uždavė tau klausimą, svajonę, su ko norėtum padaryti fitą. Klausimas apie toks rimtas klausimas, nusipelnė. Klaipėda Rek, susisiekit su manim per Facebooką, per YouTube'ą, arba galit parašyti į e-mailą purvas@gmail.com. Laimėjote albumą ir taipogi bent kokius kuver marškinėlius. Tad susisiekit. Dar nei vieno nėra pasikartojusio laimėtojo. Prikin, bratulė. Visi skirtingi, kiekvieną dieną. Visi laimės. Šitos pala, karoči, žinai, tu kadangi mus priėmė į svečius, aš kaip visą laiką sakau, į svečius tuščiom rankom neinu. Bis, vėl apsirengęs, karoč. Nu, matai, vat kaip kuveras. Matai, kaip apsirengęs, bratulė. Eina, na, kažką geriau, tipo žiedas, nesu tas straiking. Tau parašom, kadangi tu esi karalius, tu turi grilsus, bratulė. Tau eina blingas, karalius, ble. Va čia tai stumėt jūs, va čia tai stumėt. Sio, bratulė, dabar jau visi žinos, grilsai yra, blingas yra, ble. Didelis dėkui, didelis. Eik, aš kažkada galvojau apie tokį. Galvojau, blėt, bet žinai taip, nesu toks galvoju, žinai, mėgstu tą dėmesį, kai mane atkreipia iš tikrųjų, toks mėgstu, žinai, pasirodyti, žinai, visą kitą, bet aš toks esu, žinai. Ten nėra, žinai, kad, blėt, pizdėts, nahu, žinai, bet svajojau apie šitą šūdą. Tokį, nu, tik sidabrinį labiau, bet auksinis geriau, nes karalius auksą mėgsta, žinai, man irgi auksas patinka. Didelis dėkui, blėt, geras. Vat, matot? Bratulė, dėkui labai už podcast, dėkui, kad sudalyvavai albume. Ačiū, kad pakvietėt, kad aš viskas įvyks. Kaip ir sakau, sielos bratulė mano esi, man su tavim visą laiką labai gerą judėt, bratulė. Tu mane matai tikrą, žinai, ir kaip aš čia dabar, tai toks ir esu, žinai. Nu, tai netgi to jaudulio tokio didelio, bet nemeluosi, yra tas jaudulys visada, nes jeigu jo neturės, ne žmogus būsi, supranti? Turi turėti. Mes visi esame žmonės. Tai va būtent, žmonės. Svarbiausia išlikti tvirtų, blė. Labai tvirtų, žiauriai tvirtų. Taigi, Hebra, kas esat Peterborė, The Striking Clubas, galite susisiekti su Da Auri per Facebooką, mes numesim kontaktus po šito video. Komentuokite, dar užduokite klausimus, liko dar keli podcastai, kur jūs galite prisidėti ir laimėti dar albumą ir marškinėlius. Klausimus galite užduoti The Flow, Zulu Rock One, Smakoš, Vaidas iš Two Sided Beats ir taipogi galite užduoti dar ir klausimą. Man kažką pamiršau ar ne? Man atrodo viso, ne? Nes ką, rytoj mes filmuojam tave, šeštadienį mes važiuojam Grimsby, sekmadienį pas Vaidą, Erikas. Ir aš, tai dar 5 galimybės turite laimėti albumo marškinėlius, tiesiog palikite komentarą po šito video, keliausit į Šapulę, kiekvieną dieną skirtingą, nežinau, ar turiu pakankamai, bet Paška šiandien dar padovanoja man Šapulę, tai jeigu bus dušnekas ant Šapulių, tai tada jau ir Paškos užsitrauksim, Hebra, pateksit. Išlikite savimi, būkite stiprus, tikėkite savimi. Eikit nepriklausomai nuo to, ką jums sako, ką jums gyvenimas daro. Hebrytė, keliaukit toliau nuo 0 iki 100. Kiekvieną dieną, blėt. Davai, pagarba visiems klausytojams, visiems, kas dalyvavo albume. Hebrytė, atduši. Būkit savim, nepasiduokit niekada. Tikėkit savim stipriau. Tikėkit daug stipriau. Tikėkit savim, blėt. Čia visa galia yra. Supraskit tai. Ir čia aiškus, pagavot. Karoč, didelis ačiū. Davai, respekt.